Grigorijau, pasiųsk džiaugsmą, meilę ir laimę į prarastą viltį. Išplėsk džiaugsmą, išplėsk meilę, keisk pasaulį taip, kad įvaldyčiau sekantį pasaulį. Matyt gyvenimo spalvas galėčiau ir paklusti amžinybei. Pasitikti galėčiau amžinybę ir suvokti ją, išmokus įstatymus kūrėjo. Grigorijau, padėk man dabar ir duok laimingą kūrėjo šventą amžinos gyvybės supratimą. Suteik laimingą suvokimą, kad atrasti amžinybę tavo vardo ir įgyveninti amžinybę man, atradus amžinybę mūsų veiksmuose. Suteik laimingą žmonių protams apjungti, suvokti. Suteik amžino gėrio laimę išplėsti. Suteik sielai laimingą judėjimą amžinybės link. Su skaitmeninė serija 171381921, kuri pakelia mano sąmonę į centrinio koordinačių taško lygmenį iki absoliučios veiksmų laisvės centro lygmenyje, kuriame išsprendžiamos visos problemos. Kiekvienas prieš save pastatom 5 cm makro gelbėjimo sferą sidabro baltos spalvos ir tikslas. Aš veikiu, kaip veikia kūrėjas. Visuotinė absoliuti sveikatos norma, įskaičius ir mane. Galima koncentruotis į norimą organą pagal visus kūrėjo laikų parametrus arba kūrėjo kanonus. Mintise suformuojate savo atvaizdą arba norimų žmonių atvaizdus ir einame prie valdymo. Mėlynas varpas. 319 norma, 647 norma, 894 norma, 319 norma, 847 norma. Kai susikoncentruoji dėmesį į skaičius atitinkančius tam tikrą augalą, pirmieji 3 numeriai turi būti suteikti arba pateikti sidabro baltos spalvos. Nemirtingumo būdas 319 norma, 498 norma, 647 norma, 841 norma. Šiuo būdu būtina atsižvelgti į tokį valdymą, kuris sukuria jums nemirtingumą. Ne tik begalinėje ateityje, bet įvertinę praeities įvykius būtumėte aiškiai įsitikinę, kad nekels grėsmės mirčiai. Prisikėlimo būdas 498 713 8191. Taikant šį metodą prisikeliančiame asmeniui būtina laikyti jį unikalia asmenybė, kuri kaip vienintelis įasmena viso pasaulio pojūčių apreiškimą ir apskritai visiška asmenybė, kuri niekaip nėra ydinga. Nes prisikėlusio žmogaus informacija, perkelus į tokio lygmenį, leidžia jam pirma, kitą asmenį prikelti greičiau, antrą, prikėlus greičiau socializuotis, užmegzti ryšius tarp gyvų žmonių ir nieko neišsiskirti nuo gyvų žmonių. Šis metodas leidžia visiškai atmesti ankstesnio pasitraukimo informacijos faktą, nes prisikėlęs žmogus informacijos lygmeniu nesiskiria nuo gyvo žmogaus, kuris nėra miręs. Tai leidžia ne tik bendrauti, bet ir gilintis į prisikėlusio informacijos kontroliavimą, tarsi būtų nepraradęs laiko per biologinės mirties laikotarpį. Atjaunėjimo būdas 319 471 218 543. Taikant šį metodą mėlynojo varpo informaciją reikia laikyti tam tikrą sferą, kurią naudojant galima į šią sferą patalpinti savo arba kito žmogaus, kurį atjauninate atvaizdą ir gauti tam tikras šviesos projekcijas iš vidinio sferos paviršiaus jums arba kitam asmeniui. Ir tuo pačiu metu įgysite atjaunėjimo efektą, todėl kad atvaizdavote augalą tarsi iš šios sferos. Atvaizduoto augalo esmė, kurią jūs pats apsvarsite savo sąmonėje. Taigi jūs galite pereiti prie antrinės ar tretinės ir paprastai kalbant sekančios sąmonės esmės apmąstymo. Sutvarkykite savo sąmonę pagal didėjančių informacijos turinio lygius, kurių jums reikia šiuo metu ir ateityje. Ir tokiu būdu jūs galėsite išvystyti savo sąmonę, panaudojus
tikslą gauti žaibišką sprendimą. Tai yra tokios žinios, kad jūsų mintis veiktų aiškiai ir tiksliai. Taigi jūs galite lengvai įvesti norimos informacijos mintį į atjaunėjimo lygmenį ir atjauninti savo kūną. Čia galime pažvelgti, palyginti su nuotrauka, pavyzdžiui, savo pasą fizinės realybės lygmenyje, apsvarstyti, kaip jūs atjaunėjote ir įvaldyti šį procesą taip, kad jūsų tikslus ir tobulas mąstymas leidžia atjauninti save ir kitus. Kūno atkūrimo būdas. 4, 9, 8, 3, 7, 1, 2, 1, 9, 4, 2, 8, 1, 6. Taikydami šį metodą turite atsižvelgti į informaciją einantį per jūsų venų sistemą. Pavyzdžiui, informacija juda palei rankas nuo pečių lygmens iki alkūnės sąnario, o tada link rankos ir pamatysite, kad filtravosi mėlynos varpos augalo skystis ir jeigu nėra pakankamai skysčio, tai nekliūtis, kartais taip atsitinka. Analogiškai, jūs taip pat neturite kliūčių atkurti kūną naudojant šį valdymo lygmens metodą. Todėl bet kuriuo atveju pasieksite kūno atstatymą. Be to, jūs rezervuojate valdymo struktūrą ateičiai taip, kad galėtumėte sistemą, kurios ateityje nereikės restauruoti, nes ji visada bus sveika. O būsimos sveikatos užtikrinimą organizmui lemia koncentracija į sekančią eilę. 4, 9, 8, 8, 7, 1, 2, 1, 9, 4, 9, 1. Amžinas sveikas ir darnus gyvenimo būdas. 5, 9, 4, 3, 1, 7. 2, 1, 8, 4, 9, 1. Taikant šį metodą reikia atsižvelgti į savo minčių judėjimą link saulės struktūros. Įsivaizduokite, kad jūsų mintis pradeda nuo žemės lygmens ir greitėja link saulės, o priartėjus prie saulės, ji kaip zondas atsiveria ir sugeria spindulius, o tu juos lygini, nes ten spinduliai karštesni nei čia. Tai yra, palyginkite savo antrąją mintį, kuri suvokia tuos pačius spindulius, bet žemės lygmenyje. Taigi, jūs galite palyginti informaciją, kuri atkuria jūsų mintis ir yra šalia saulės. Atsiranda lyginantis savo minčių elementas kaip substancija. Jeigu mąstymą laikytumėte atitinkamą substanciją, tai lyginant jas galima rasti tam tikrų, taip sakant, minties trūkumų, kurios nesukuria greitų rezultatų. Todėl iš principo šie defektai koreguojami taip, kaip vyksta fotosintezėje, kad saulės spinduliai pasiektų normalų vystymosi. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kurie šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien į begalybės. Technologija paimta iš Grigorijaus Grabojaus knygos Skaičių koncentracijai į augalus kūnui atkurti. Video įgarsino ir sukūrė Sigutė.